Nu ką, antras video per vieną dieną taip nėra buvę, bet susiinventarizavau, susiradau visus darbus, kuriuos pradėjau, pabaigiau ir susirinkau visus pradėtukus, kuriuos galbūt nebūtinai pradėjau 24, bet aptarsim visus. Tai pradžioje parodysiu, ką užbaigiau 24. Ir tada tuo pačiu pakalbėsim, ką pradėjau šiais metais ir ką šiaip nešuosi iš senesnių amžių ir metų į 25-osius. Tai dabar šiek tiek statistikos. 24 metais aš pradėjau 15 darbų ir pabaigiau 10. Tai nebūtinai pabaigti yra tais pačiais metais pradėti, bet statistika tokia, kad 15 pradėtų, 10 baigtų. Na, tai ką tai reiškia, kad daugiau pradedu negu pabaigiu. Ok. Taip, tai 2 darbus, kuriuos aš esu pabaigusi 24, jūs neišvysite, nes jie yra padovanoti. Tai jeigu atsiminsiu, pridėsiu nuotraukas, bet irgi apie juos dar pasikalbėsim. Tai gal iš karto. Taip, tai vienas iš tokių, kurias aš pradėjau ir pabaigiau 24, tai yra banginis. Aš jį padovanojau draugiai, tai aš jį pradėjau sausio 7 ir pabaigiau sausio 29. Tai jeigu atsiminsiu, dabar pamatysit nuotrauką, atsiminsit, kaip jis atrodo, tai tiesiog draugiai, 30-mečio proga, jinai pati išsirinko ir aš jį padovanojau. Taip, ir kitas darbas, kurį aš pabaigiau 24, bet jo neišvysite, tai yra Adriano skirtukas, rožinis. Jo nuotrauką turiu iš senesnių žaidimų su kauliukais. Tai va šitas irgi pabaigtas buvo 24, bet jo nebeturiu. Aš jį padovanojau mamai gimtadienio, man atrodo, proga. Jos gimtadienio proga, nes baigiau balandžio 28, jos gimtadienis gegužė. Taip. Tai va tik tai šitie 2. O visą kitą plius minus turėtumėt matyti. Tai galim pradėti. Tai albatrosas yra tas darbas, kurį ir pradėjau ir pabaigiau 24. Tai aš jį pradėjau per savo gimtadienį, balandžio 29. Ir užbaigiau balandžio 29. Tai buvo mano gimtadienio pradėtukas ir pabaigtukas. Jisai labai senas, jam virš 20 metų ir jisai man jį parvežė draugė iš Naujosios Zelandijos. Tai va, tai parvežė prieš porą metų, bet šiais metais balandžio 29 pradėjau ir pabaigiau. Taip, eisim gal čia, ką matom, tą ir pasikalbėsim. Manau, kad taip ir darykim. Taip, tai aš turiu meni, kad tai nebus iš eilės nuo sausio pradėti ir pabaigti darbai. Taip, tai čia yra Mill Hillas, jis irgi pradėtas ir pabaigti šiais metais. Tai su jo istorija tokia, kad aš jį įsigijau į siuvinėto susitikimą Kaune iš rankdarbių. Aš jį pamačiau ir įsimylėjau ir tą pačią dieną pradėjau. Tai buvo Liepos mėnuo. Mano dukra kaip tik tą dieną labai susirgo, buvo pas giminės, leido linksmą laiką ir tada grįžo apie 40 temperatūrą. Aš labai supanikaudavau, vaistų, būdėjau prie jos ir pradėjau šitą darbą siuvinėti. Tai va, tai jisai pradėtas Liepos 20. Tai va tada, kada ir buvo susitikimas, o užbaigiau aš jį rugsėjo 12. Kaip tik ant rudens. Taip, toliau, tai yra Dimensions stiklainiukai. Visi 4, siuvinėta kelis metus jie. Ir pagaliau šiais metais jau yra, kaip čia uždengsim, kitus darbus. Taip, ir šiais metais jau pagaliau pabaigti. Tai šiemet, jeigu neklystu, padariau 2. Taip, užbaigiau 2. Šitą ir šitą. Tai buvo 2 darbai, kurie man buvo likę. Tai šitą darbą užbaigiau kovo 30, o šitą darbą užbaigiau lapkričio 21. Tai vat buvo likę 2, o tuos siuviniau dar prieš daug metų, tikrai pradėti jie labai seniai, bet užbaigti. Visai galvojau ir turėjau viltį aš juos apipavidalinti iki kalėdų, bet to nepadariau. Kas mane stabdo,
už ko jie laikysis. Nes aš turiu priklijuojamą filcą, tai čia iš tikrųjų nėra bėdos paimti ir priklijuoti, bet čia buvo tokia metalinė viela rinkiny. Na, ir man nešia kaip žibintas, stiklainiukas žibintas, bet man nelabai patinka ta viela, tai aš nežinau, dar nesugalvojau, kaip aš jūs noriu, už ko jie laikytųsi. Nes šia vietos irgi neužteks, kad palikti plasmasiuko laikiklį. Tai vat, gal turit kokių patarimų, kaip jį apiforminti, ar iš tų vėlų daryti, net nežinau, kur jis yra. Tai va, tai žodžiu, mane stabdo, kad aš nežinau, kaip juos užbaigti tiesiog. Bet jie visi 4 užbaigti, pabaigti ir dabar visai neturiu, atsiprašau, visai neturiusi kelioninio plastikiuko, tai reiks ieškoti turbūt tais Milhilo perforuoto popieriaus darbeliai. Tai dabar, man atrodo, bus keli rudeniniai, tai šitą turbūt gal ir net ir atsimenat, tai rudenį aš jį pradėjau aš jį rugsėjo 27, čia tada, kai man buvo rudeninių darbų manija, tai rugsėjo 27 pradėjau ir pabaigiau lapkričio 22. Tai žodžiu, spėjau pilnai per rudeniuką, 4 darbukai ir padaryta, įveikta ir užbaigta. Ir jau net pati schema parduota Vinted, iš Lenkaitė nusipirko. Taip, keliavom toliau. Kitas darbas, Lukasas, čia yra Karolinos dovana. Dabar ar aš šiemet pradėjau? Gal praeitų metų. Visai nebeatsimenu, palaukit, o gal jis net nepriklausė šiemet. Gali būti ir taip. Minutėlę. Nesu įrašiusio, tai gali būti, kad jis yra 23. Tai tokiu atveju metam mes į lauk. Jeigu klystu, tai, žodžiu, Karolina, dar kartelį ačiū už dovaną, bet tiesiog neatsimenu. Ne, man atrodo, 23 metų. Kitas rudeninis, tai irgi iš mano rudeninės manijos. Kai norėjau sunėti tik rudeninius darbus, tai aš jį pradėjau. Čia yra Rūtos dovana. Ačiū, Rūta, tau. Aš jį pradėjau rugsėjo 22 ir užbaigiau spalio 25. Tai vat mėnesiuką laiko, po truputį, neskubėdama, aš jį išsiuvinėjau. Dėkui, Rūta. Kiek atsimenu, jis jau irgi yra iškeliavęs ir toliau tęsia savo kelionę. Kitas darbas. Iš Rūtos irgi dėžės dovanų. Tai irgi pradėtas ir pabaigtas šiais metais, tai aš jį pradėjau gegužės 4 ir pabaigiau rugpjūčio 29. Taip, teisingai, aš jį vežiausi kelionę, aš įsiuvinėjau būtent vasarą per atostogas ir labai norėjau pabaigti per vasarą, tai paėmiau ir užbaigiau, per vasarą jis buvo pabaigtas. O, kitas darbas, labai irgi daug metų gulėjęs spintai, laukia savo pabaigos, šiemet paėmiau, prisivečiau ir pabaigiau. Tai kada pradėtas kelintais metais neatsiminsiu, gal 22 kokiais, 21, žodžiu, seniai, bet šiemet yra baigtas. Ir net neturiu užsirašus, kada pabaigiau. Taip, tai vis dėlto aš esu pabaigus 11 darbų, šito tiesiog esu dar neįrašius. Tai pabaigiau rudenį, tiksliai neatsimenu, man atrodo lapkritį, bet tiesiog, neturiu. Neturiu užsirašus, praleidau. Tai 11 darbų esu pabaigus. Tai va, tai kai inventorizacija daraisi už praeitus metus šiais metais, tai taip ir gaunas. Taip, vienas iš tų rudeninių mano darbų, kuriuos noriu būtent rudenį išsiuvinėti, tai jis ir įvyko, aš jį pabaigiau lapkritį, kada tiksliai neturiu užsirašius, bet aš žinau, ką žino sagą, bet jau čia detalės. Tai žodžiu, daug metų pradėtas, lapkritį užbaigtas. Reiks nepamiršti įsirašyti. Taip, šitą ką tik matėt, pradėtas prieš kūčias, baigtas prieš naujuosius. Taip,
kūčių išvakarėse pradėtas, naujų metų išvakarėse pabaigtas. Gražuolis, tikiuosi kitais metais aš jį įrėminsiu. Ir dar vienas darbas, Madame Chantilly, irgi daug metų tempėsi, kol šiemet paėmiau ir pabaigiau metų pradžioj. Tai buvo mano pirmas darbas, antras darbas, kurį aš pabaigiau 24. Tai Starlight Madame Chantilly. Buvau įsigandus, kad šita medžiaga viską nuslops, bet viskas čia puikiai. Tai va, tiek buvo tų pabaigtukų, tai vis dėlto jų buvo 11. Ne 10, tai 15 pradėjau, 11 pabaigiau, visai geras skaičius. Gerai, kitas etapas. Taip, dabar rodysiu savo apskritai visus pradėtukus, kokius aš juos turiu. Ir jau tada pakomentuosiu. Jeigu šiais metais pradėjus, tai būsiu ir užsirašęs, kad šiais metais ir tada galėsiu pakomentuoti. Taip, tai pirmas tokių yra Riolio geišos. Kai kurių viršelius radau, tai su viršeliais rodysiu, kur viršelių neturiu, tai gal per sagą parodysiu. Taip, tai geišas aš pradėjau balandžio 5. Štai toks yra rezultatas. Galim iš karto atsidaryti sagą ir pašnekėti plačiau. Taip, tai vat, balandį pradėtas, tai labai norėčiau aš jį pabaigti. Norėčiau pabaigti, nes norėčiau padovanoti mamai gimtadienio proga. Kaip jau minėjau, tos gimtadienis yra gegužė, tai gal ir spėsiu. Taip, tai dabar, kadangi saga yra, viską galiu pakomentuoti. Taip, tai pačiam darbe beveik 9000 kryželių ir aš esu padariusi pusę, tai turiu 50%, 50,29%. Išsiuvinėjau tikrai ne vieną ir ne 2 kartus, bet turim beveik 4,5 tūkstančio kryželių ir 4,5 liko. Tai jo, tai praktiškai tik ir liko pusė. Tai kas ir visai realiai ir matosi, ar ne? Tai viena geiša padaryta, liko antra geiša ir šaka. Šito net nežinau, siunėsiu ženklą. Medžiagą, kaip matot, keičiau. Nėra jis didelis, 8000 kryžiukų, smagus, lengvas, dar turiu sagą, tai iš vis medžiaga turėjo būti tokia labai jautra, kaip taip parodysiu. Labai akyta, tokia nesmagi. Tai aš ją esu pakeitus ir manau, jinai puikiai tinka. Tai va, tai čia vienas iš tų, kur pradėta 24. Labai tikiuosi 25 aš jį pabaigsiu. Taip, kitas darbas viršelio neradau, bet kažkur turiu, bet parodysiu tada sagą tiesiog. Tai yra papūgos, štai tokios. Jos pradėtas, aš atsimenu, 22 metais, metų pradžioje, atrodys jos štai šitai. Čia gal ir gerai, kad viršelio neturiu, nes čia vienas iš tų rinkinių autorių, ne autorių, o firmų, kur aš ir taip nelabai rodau, tai žodžiu, bus papūgos. Esmė buvo tokia, kad seniau papirinės schemos, buvo žiauriai nepatogu, nefaina, tada paprašiau Ramūnės, nes dėl to pati nemokėjau sagos daryti, kad padarytų sagą. Tai ją padarė, tai aš tiesiog ir susivedžiau, kiek buvau padarius, tai 2,5 tūkstančio. Ir viskas, tai liko dar 12 tūkstančių, turiu 16%. Tai kai ateis pavasaris, norėsis spalvų, reiks eiti toliau ir judinti. Tai va, nes 16% dar mažoka, iš viso 14,5 tūkstančio kryžiukų ir yra tik backstitchas ir kryželiai. Tai va, tai šiaip fainas, mielas papūgos, bet dabar dar nesinori, dabar noriu žieminius dasiuvinėti, tai kažkada pavasarį prie jo grįšiu. Kas nefaina, tai man labai nepatinka šita medžiaga, čia yra Evas, tas blizgus, nežinau, ar matosi, bet jis man toks šiurkštus, tai aš pastebėjau, kad mano darbai stringa, jeigu aš ant jo siuvinėjau, tai tiesiog jau nebeperku, man tada net nebeturiu, čia gal paskutinis buvo gabaliukas, nepatinka man tas blizganti, jinai gražiai atrodo, bet labai nefaina to siuvinėti. Kitas darbas, Rūtos dovana, tikrai pradėta šiais metais, 24, ir netgi turiu užsirašiusi situaciją, kada aš jį pradėjau.
Balandžio 28 aš jį pradėjau, su jo situacija yra labai paprasta, jis labai nedaug pajudintas, nes žiauri nepatogi schema. Nu, žodžiu, schema yra toks kartonas, bet viena schema yra viduj dalis, o kita dalis yra, va čia, va, žodžiu, gale. Ir žiauri nepatogu vartyti, nu kaip Dimensions, realiai. Ir dabar aš, kadangi moku kurti sagas, aš tiesiog pasidarysiu sagą ir aš manau, šitą labai greitai pavasarį išsiuvinėsiu. Šiuo metu aš jo nesiuvinėjau, nes, sakau, man taip nepatogu ant to kartono siuvinėti, jo nei sulamdysi nieko ir pusė schemos yra vienam puslapį, pusė kitam ir jos nesusitida, nu, žodžiu, labai nepatogi schema tiesiog fiziškai, tai susikursiu sagą ir pratęsiu. Tai va, tai tik pati pradžia, šiaip fainas ir labai mielas darbas ir viskas yra gerai, tiesiog reikia sagą pasidaryti ir pavasarį užbaigti. Taip, kitas darbas yra irgi lukas, tai yra svarainiukai. Svarainiukai pradėti šiemet, šiaip labai daug šiemet pradėtų darbų yra. Tai visai faina, kad nesitempia man metai iš metų. Bet jo, tai lukas pradėtas rugpjūčio 31, taip, paskutinę vasaros dieną, nes kažką norėjau pradėti dar į vasarišką rudenį, tai štai, turiu nedaug, bet pradėjus esu. Jau dabar net nesuprantu, kuria pusė. Taip, turbūt. Jo, taip. Taip, va. Tikrai nedaug, turiu sagą, tai galiu net ir pakomentuoti. 11% turiu, tai netrodo tiek, atrodo daug mažiau. Bet jo, 11% turiu, o išsiuvinėta yra virš 1000 kryželių. Tai kadangi čia iš viso yra nepilnai 10 000, tai toks ir rezultatas. Tai va, šitas fainas irgi tiesiog įmir siuvinėjai, bet kadangi gėlytės ir spalvos, palauks pavasario. Nes dar kažkuriam dieną pagalvojau, ką čia reiks pavasarį siuvinėtos, o ne visi žieminiai, tai pilna, pasirodo pilna pradėtų darbų. Taip, ir dabar jau bus matyti darbai, tai čia jau labai nesustosim, nes, na, tie darbai, kuriuos jūs matot dabar. Tai žieminis, ką tik apie jį kalbėjau gruodžio apžvalgoj, tai tiesiog, kad nepamiršt, 15% padaryta, siuvinėjama jau porą metų, bus kažkada gražus, fainas. Štai toks rezultatas. Toliau pelytės, irgi radau viršelį, bus taip, yra taip. Planuoju dar šitą žiemą tikrai ją judinti, tiek sausį, tiek galbūt vasarį, jeigu bus noro. Pabaigti ne, nu dabar ne, bet galbūt metų pabaigoj. Per šios metus būtų faina pabaigti, bet tikrai ne iki šio pavasario, galbūt gruodį ateinantį. Taip, tada Melhilas irgi matytas, girdėtas. Visai realu pabaigti per šitą žiemą, tikrai čia nėra daug, likę, nors procentų nedaug padaryta, šiaip sąlyginai 27%, bet likę tai tik 4000. Tai realiai ypatingai tie dideli plotai bus labai lengvi. Tai aš manau, kad jisai bus toks pas mane kelioninis. Arba kai neturi daug laiko, kelias minutės, sėdi ir darai. Taip. Važiuojam toliau. Dimensions. Kalėdinis. Bet su tai nežinau, ar aš dar šiais metais prisėsiu, toks man gruodinis, kalėdinis, o ne prieš kalėdas įsivinėti. Tai pažiūrėsim. Bus matyti. Nieko neturiu nuomonės. Kažkaip manau, kad gal, bet jau praėjo kalėdas, jau praėjo naujieji, nežinau. Gruodį tai tikrai sugrįšiu. O, taip, Mereška, katytė, irgi radau viršelį. Tikrai apsisukusi mano katytė, tai šitą tai tikrai siuvinėsiu. Manau, sausį tai jis bus vienas pagrindinių darbų. Aišku, sausį man turi grįžti jau tie mėnesiniai darbai, tos mano prievalės, tai nebebus tiek laiko keisti tas darbus, nes tuos reikės pajudinti, bet manau, kad šitas tikrai bus toks sausinukas pas mane. Kitas darbas, kurį vis pajudinu, bet mėnesinėse neparodau, bet nesinešiu viršelio. Bet
Kas žino, tas supras. Stanford pradėta šiemet. Kada aš jį pradėjau? Rugsėjo 19. Tai tikrai čia nebedaug liko paukštukas, kaip tyčia neatsinešiau, jo, liko paukštukas, liko vienas ornamentas ir tada jau prasidės su metaliku. Tai metaliku yra ir kryželiai ir labai daug bieso metalikė. Ir viskas, ir bus pabaigtukas. Ir tada viena iš komentuojančių Renatai perleisiu šitą darbą, nes jinai prašė jo. Nu va, toks. Tai šitą tikrai šiais metais pabaigsiu. Renata nebedaug liko laukti. Kitas darbas, kurį gruodį nesivinėjau, bet tikrai kitais metais planuoju pabaigti, tai yra mano pačios schema. Leopardės su akiniais. Tai turiu dabar štai tiek. Paskutinį kartą lapkritį tiesiog sivinėjau, gruodį ilsėjausi, bet jau jį reikia judinti dėl asmeninių paskatų, nes labai noriu turėti realius išsiuvinėtus savo darbus. Tai jeigu siuvinėt mano schemas, tai būtinai prašau atsiųskit man nuotraukas ir pasidalinkit, kad ir aš galėčiau dalintis. Žiūrėkit, aš jūs apgavau, pasirodo, aš 3 kartus į gruodį siuvinėjau, o aš galvoju, kad aš ilsėjausi ir neparodžiau gruodžio apžvalgoj. Tai pasirodo 700 kryželių beveik yra padaryti per gruodį. Nu va, pati save apgavau. Tai žodžiu, iš viso yra padaryta 2000 čia. Liko 9,5 tūkstančio. Jis vienas tokių didesnių, 11 tūkstančių iš viso tų kryželių. Tai va, tai 17% yra. Tikrai pabaigsiu ateinančiais metais. Aš jau būčiau pabaigusi, bet aš noriu nufilmuoti kaip ir video, kaip aš jį siuvinėjau. Tai tiesiog aš padarau kažkokį gabaliuką ir tada filmuoju. Tai tiesiog gaunas, kad aš užtrunku, aš padarau, tada galvoju, reikia stabdyti, nes reikia nufilmuoti. Tada ne kiekvieną dieną gali ir nufilmuoti, tai taip ir sustojusi man. Bet ne dėl to, kad ten būtų sunku siuvinėti ar dar kažkas. Tiesiog aš pati save apsikroviau. Tai va, tai pasirodo gruodį neparodžiau, dar čia buvo. Ir 2 paskutiniai, mėnesiniai, gruodį nejudinti, bet grįš į gyvenimą. Dimensions hortenzijos, nebejūnai hortenzijos. Štai toks. Gruodį visai nesiuvinėtas, nejudintas, daugiausiai procentų turintis iš visų mano darbų, arčiausiai pabaigos procentais, bet ne kryželiais. Tai 82% yra, tikrai jau daug nuveikta, bet kryželiais dar virš 6,5 tūkstančio. Tai labai norėčiau iki vasaros aš jį pabaigti, toks tikslas mano ir yra. Iš tikrųjų, jau pačiais kryželiais tai liko viena gėlė, o čia bus, kurių šiek tiek rožinės spalvos matot. Tada čia bus tų lapų ir jau paskui visa kita bus pusiniai. Na ir biesas, aišku. Tai šiaip jau pabaiga jau šviesa tunelio gale, tai tikrai. Bet jis man nėra lengvas, niekada toks nebuvo. Tai yra kaip yra. 6 mėnesiai, po 1000 kryželių ir turėsim rezultatą. Birželį Liepa bus pabaigtas, jeigu viskas gerai. Pradėtas 2016 metų pradžioje, tiksliai žinau, nes su dukros gimimu susiję, tai kiek jau čia? 9, sueis 9 metai šitam darbui ir prasidės 10. Tai va, tai jau, kai ant 10-mečio aš jį būsiu pabaigusi tikrai. Ilgiausiai siuvinėtas darbas, ilgiausiai užtrukęs, praktiškai mena mano karjeros pradžią siuvinėjimo, tai visą mano karjeros kaip siuvinėtojas turiu omeny mena visą istoriją. Ir paskutinis pradėtas praeitais metais banga. Taip, su banga rezultatą. Turim trečdalį darbo, 34%, čia yra šiek tiek ir paslėpta. Iš viso yra 27 tūkstančiai kryželių, padaryta 9 tūkstančiai. Liko 17,5 tūkstančių. Siuvinėjau į mėnesį po 1,5, va tai skirus gruodį buvo pertrauka, bet šiaip tikslas yra 1,5 tūkstančio į mėnesį ir pabaigti lapkritį, kad būtų paskutinis mėnesis, nes čia yra mano broliui dovana, jis pats norėjo šito darbo, jo gimtadienis gruodį,
Tai per metus jūs jį matysit kiekvieną mėnesį, toks mano yra tikslas, tol kol aš jį užbaigsiu ir tada padalnosiu broliui. Tai va, tai iš tikrųjų labai daug darbų, apart vos kelių, yra pradėti šiemet. Tai visai gerai, jeigu dar man pavyks pasibaigti šitą senučiuką Dimensions, tai turbūt tada seniausias bus Mereškos katinas. Tai gerai, paskaičiuom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 darbų pradėtų. Jo, 13 pradėtukų. Nu va, pagaliau žinau skaičių tikslą. Esu pradėjęs 13 darbų. Vieną pradėsiu šiandien bus 14 ir vieną pradėsiu netolimoje ateityje savo pačios fantazijos miestą. Tai šiam momentui tikėtina, kad bus 15 pradėtukų. Tai va, tiek pas mane visko. Kokios turiu schemas, rinkinius ir panašiai dabar nerodysiu. Kažkada, matau, vasarą aš esu tokį video padarius. Tai jeigu esat nematę, tai nueikite į mano senesnius video ir tikrai pamatysite. O ką turiu naujo, tai viską parodau mėnesiniuose apžvalgose. Tai visai neblogai. Aš manau, kad neblogai. Per 11 darbų pabaigta, 15 pradėta, 13 dabar yra ir dar 2 ateina. Tai visai dar logiškas skaičius. 15 darbų, visų tikrai nepabaigsiu šių 15, bet svarbu pajudinti, judėti prieki. Ir tiek. Tai va, jeigu kas, tai visada galite man parašyti, kviečiu komentuoti, palaikinti, pasidalinti ir bendrausim. Tai viskas, gražių ateinančių metų ir laiko siuvinėjimui, laiko savo, gražių jums likusių atostogų dienų. Viso.